Na, o po tokių aktyvių pramogų mūsų skrandukai sako, Mantai, gal galėtų mus biškiai, kaip sakant, palepinti. Ir mes tą progą turim. Pačių skaniausių, sultingiausių, aukščiausios rūšės krekenavos, grinuolių, kiaulienos dešrelių su kmynais ir česnaku. Ir mes dar turim ir grilį tokį visai buitekišką. Yra kaip yra, iš tikrųjų laikas spaudžia. Mes esam čia kažkur Vilniaus vienam iš parke. Bet esmė, kad esam be galo alkani, dėl to neturėjom laiko čia ieškoti per daug, tai greitai pasigriebėm tokį vat griliuką improvizuotą, čiupom skaniausių pasaulyje dešrelių ir... Rašo, kad čia per 25-30 minučių galim turėti puikiai iškeptas, paruoštas krekenavos dešreles. Tai mes, kaip sakė, nieko nelaukiam ir bandom čia atkovoti. Greičiau, nes aš labai jau valgyti noriu. Kvepia česnaku. Man tai tu jau ne kartą įrodai, kad esi grilio tėvas. Aš noriu dar kartą įrodyti. Ir nereikia jau čia stengtis taip labai. Aš noriu įrodyti dar kartą visiems laikam. Ir visiems aš jau žiūrovams. matau tos mazolius ant tavo pirštų. Vaikai, nedarykit to patys, nesimokykit iš manto. Viskas gerai čia. Gerai, ką gražuolės, sultingos, riebios. Lauk, reikia taip išzigzaguot, kad tilptų viskas. Va, kaip sugulė visos gražalytės. Dabar skrus, kaip prašo, kaip jau tu minėjai, apie 15-20 minučių grilyje, taipogi 15-20 minučių keptuvėje ir 25-30 minučių orkaitėje. Galite patys pasirinkti savo gaminimo būdą, bet aišku, ant griliaus skaniausia. Kad apie mane taip gražiai šnekėtų ir meiliai su mažybiniais žodžiais kaip apie šitas dešreles, tai suprasčiau dabar čia. Kas tau skaniausia šiaip iš to, ką mes valgom kitokios trobose? Man dešrelės visiškai patenka į top 3, nes jos visada būna sultingos. Su steikais tai taip, žinai, kaip iškepsi. Kartais būna geriau pasiseka, prašiau pasiseka, o su dešrelėm tu niekada neprašavus. Man vis tiek numeris 1 atsimenu, kai mes malūnę kepėm tos šašlykus ir kaip mes tą valgėm. Šašlykai buvo žiūrėjau. Mes ten kokius gal 4 maišus tiesiog buvom išsikepę vienu įpų ant 3 žmonių. Ir suvalgėm beveik viską. Ir man atrodo, kad net aš sumušiau savo rekordą, suvalgiau kokius 8 šašlyko gabaliukus. Aš buvau neįtikėtinas, ką. Paskui pamenu, kaip mes... Šiaip pirmą vakarienę su Marina buvo labai faina. Paskui atsimenu, kad tu vieną kartą virėjai dešreles, kai mes šulį plaukiam. Nu, jau kokios sąlygos taip ir reikėjo. Bet virtas irgi buvo gerai. Jo, buvo gerai. Jau galima? Jo, galima. Turim 3 pirmas iškepusias, dar kitos kobiškai pasišildo, pakepa tokia mažoji ugnelė. Bet mes nedelsim, ar ne? Mes nedelsim, mes paragaukim. Kokia mišta? Davai. Kokia auksinė. Baig ugnę šnekėt apie dešrelę kaip kokį vaiką arba šunį. Nu ką, čia. Man labiausiai patinka, kad šitose dešrelėse lieka sultis, kai jas iškepi ir jos lieka sultingos, nes neišsausėja. Man labiausiai patinka, kad jos tiek turi skonio, kad nereikia nei daržovių, nei nieko, nes aš esu visiškai antivegetaras. Man galėtų nebūti daržovių. Aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien nusprendėm daryti tokį ekonomišką variantą, tik tai dešrelės, kečupėlis ir viskas. Tiesiog ūkiškai, nes po visų šitų savo pramogų, tai atrodė, kad tiesiog mes esam 3 vilkeliai. Nu ką, iš tikrųjų mes džiaugiamės, kad dar spėjom išnaudoti paskutinės galimybės, kada galim pagrilinti, kada toks buvo geras oro langas, bet šiuo metu orelis nebelabai džiugina, taip kad, bet siūlom, rekomenduojam ir jums neuždaryti niekada grilio sezono, tebūnėjęs visus metus, 365 dienas per metus, nes griliaus maistas tai yra daug skanesnis, daug kvapresnis ir turintis daug daugiau linksmų istorijų, negu tiesiog paprastas pirktinis maistas arba dar kažkoks iš belenkur kitur. Taip kad skanaus chebrytė. Linkėjimai. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.